Labas rytas, nusipirkau grikių, nes labai juos mėgstu, bet matau, kad Ilona kažką sugalvojo daugiau padaryti iš tų grikių, ne tik išvirti juos, bet kažkas tai tokio turėtų būti, nes matau grybai. Baravykai. Aha, baravykai, miltai, krapai, dar. Aš galvoju, mes dietos laikysimės, ką? Tik tai grikiai ir kefyras, o čia... Labas rytas. Šiandieną mes gaminsim grikių blynelius su baravykais. Blynelius. Taip. Išplak kiaušinį ir jį sumaišyk su pienu. O aš susmulkinsiu baravykus ir pakepsiu ant šlakelio aliejaus su svogūnu. Gerai. O aš dėl grikių vis tiek dar norėjau paklausti. Klausk. Grikių dietą bandėjai kada nors? Girdėjai apie tokią grikių dietą, kefyras ir daugiau nieko? Aš dietų nesilaikau tikrai. Bet papasakosiu tau tokį nutikimą su savo drauge. Aš Inga atsiprašau, kad išpasakosiu. Laikėsi ji 23 dienas grikių dietos. Kaip susitikom, aš jos tikrai nepažinau, nes buvo labai sukūdus per pus. Bet mes paskui susitikom po poros mėnesių ir aš vėl jos nepažinau, nes jinai buvo dvigubai platesnė vėl. Tikrai nerekomenduoju tų trumpalaikių dietų. Jo, geriau valgyti nedaug, skaniai, saikingai. Ką man dabar dėti į tą kiaušinį? Taip, pienuką supilk. Pilu pieną. Taip. Išmaišyk ir dabar sudėk, mums reikia 300 gramų grikių, tai aš galvoju kokį 10 šaukštų, gerai? 10. Taip. Aš svogūną galiu. Aš biškį toliau. Taip. 3. Maždaug va taip. Vienas blynas yra 72 kalorijas turi. Nu tai va, tai mes galėsim jų prisikirsti. Grikiai. Ir belieka sulaukti mano pakepintų svogūnų su baravykais. O miltai? 3 šaukštai miltų. O kaip Inga tu ruoši grikius, jeigu labai mėgsti, kaip tu jos? Būna, kad paprastai irgi su kiaušiniais, su morkom. Svogūnai apkepė, dedu baravykus. Aha. Šiaip tai aš grybauti, tai nežinau, mėgstu mišką, bet bijau erkių, bijau ten... Jeigu bijai erkių, tai geriausia neik į mišką. Nu, tai va. Geriausia grybauti yra, einam parodysi kur. Tu parodyk man, aš... Bega! Virėja. Na, kokių grybų? Oi, geriausia grybauti centrinėme Kauno turguje. Gerai, perimame stafetę. Va tai va, matot kokie grybai? Pažiūrėk, gražu. Super. Va taip. Dabar šiek tiek atvėsiname ir įmaišysime į grikių masę. O čia yra grūdėta varškė, aš jau ją paruošiau su porą skiltelių, įspaudžiau česnako, krapų, druską ir pipirų. Bus labai skanu valgyti blynus. Taip, dabar žiūrėk, čia viską sudedu. Masė puikios konsistencijos, tiršta. Ir aš dabar perimu. Kaip apskrūdėm. Ir serviruojam į lėkštę. Skrudučiai skanus, kaip kvepia. Grybai jėga. Taip, ir dabar įsidėsim padažo. Ilona, čia yra su grybais, o pavyzdžiui, jeigu aš noriu su spirgučiais. Taip, jeigu būtų pagal mane, tai būtų tikrai su spirgučių padažu, su grietinė, bet to moterim, kurios nori lieknėti, gražiai atrodyti, tai rekomenduoju valgyti su grūdėtos varškės padažu.